Labą dieną dar kartą. Tai norėčiau Imanuelio Kanto amžinosios taikos koncepciją pristatyti. Tai būtų gal kiek neįprastas Kantas. Iš politinės filosofijos perspektyvos mes dažniau jį matom kitokį, kaip moralės filosofą arba filosofą, kuris empirizmą ir racionalizmą suderina, rasdamas savo kelius. Tai tokį šiandien politinį Kantą noriu pristatyti, bet sykiu aš jį noriu ir papildyti iš Hannah Arendt perspektyvos, konkrečiai derinant Imanuelio Kanto amžinosios taikos koncepciją su Hannah Arendt totalitarizmo ištakų koncepcija. Arendt knygos pavadinimas lygiai toks pat, totalitarizmo ištakos, bet tas pavadinimas atspindi ir jos koncepciją. Ir norėsiu sušiuolaikint šį klausimą, nes turime Rusijos totalitarizmo kontekstą, grėsmes ir norisi pažiūrėti, kaip 18 amžiaus Kanto amžinoji taika, šita koncepcija papildyta Arendt totalitarizmo ištakų koncepcija pasirodys mums šiandien, kuomet turim naują Rusijos totalitarizmą ir jos propaguojama amžinojo karo būklę. Jeigu Kantas kalba apie amžinosios taikos būklės pasiekimą kaip tikslą, kuris būtų civilizacijos pažangos tikslas, žmonijos gebėjimo pasiekti amžinąją taiką, tai kontrastas tam būtų, priešingybė būtų dabartinės Rusijos kuriama amžinojo karo būklė. Taigi Kantui dera amžinoji taika kaip politinis siekis ir sykiu kaip moralinis siekis. Tai yra tarpusavyje derantis dalykai, todėl kad tobulėjimas žmonijos, nors jis turi įvykti politinėje plotmėje, valstybės turi tarpusavyje pasiekti amžinąją taiką, tačiau sykiu tai būtų ir moralinio ištobulėjimo požymis. Taigi taika turi pakeisti karus, tai parodydama, kad vyko ne tik politinė, bet ir moralinė pažanga. Ir dabar, kur jinai tiksliai turi įvykti? Pagal Kantą, amžinosios taikos turėtų būti siekiama sukuriant laisvų, taikiai koegzistuojančių valstybių federaciją. Ir ta federacija turėtų būti pagrįsta tarptautinė teisė. Ir čia Kantas jau pasirodo nebe tas, kuris apeliuoja į kategorinį imperatyvą, bet tas, kuris apeliuoja į tarptautinę teisę. Čia visai kitoks jau filosofas. Ir štai mes galim pasakyti, kad apie tai, ką svajojo 18 amžiuje karaliaučiuje, tuometinėje Prūsijoje Kantas, 20 amžiuje po antrojo pasaulinio karo iki šių dienų ta svajonė yra įgyvendinta. Tai yra ES projektas, kuomet valstybės gyvena, ne federacijoje, bet vienoje sąjungoje. Ir viskas pagrįsta taip tarptautinė teisė, išsaugojant valstybių suverenumą. O kaipgi visą šitą mes galime papildyti su Hannah Arendt, kuomet Kantas siekia amžinosios taikos, o šiuo metu Rusija siekia nuolatinės karo būklės, Arendt mums pasitarnauja
išryškindama tris pagrindinės Rusijos totalitarizmo formas. Be abejo, Arendt nematė šių dienų 21 amžiaus Putino valdomos Rusijos. Jie analizavo Sovietų Sąjungos totalitarizmo priežastis ir jinai išskyrė jų tris. Tai viena būtų panslavizmas, kuomet slaviškų tautų pagrindų ir tikėjimo pagrindų, kultūros pagrindų bandomos slaviškos tautos jungti į vieną darinį. Antra priežastis ištaka totalitarizmo būtų stalinizmas, kuomet padedama pateisinti blogį, net ir savų žmonių tremtis, įkalinimus, persekiojimus, cenzūrą. Ir trečioji priežastis pagal Arendt Rusijos totalitarizmo būtų jos imperializmas, kuriam ir reikalingas tiek panslavizmas, tiek stalinizmas. Tai dabar matant, ko siekia Kantas ir ko siekia šiandieninė Rusija, žinant šitas totalitarizmo ištakas, mes galim atskirai šitas dvi pusės ir panalizuoti. Dabar pradžiai Kanto moralinė amžinosios taikos reikšmė. Prieš kalbant apie amžinosios taikos politinę reikšmę, norisi atskirai ją pasižiūrėti dar ir kaip į moralinę reikšmę. 18 amžiuje dažnai būdavo pasirašomos taikos sutartis ir jos būdavo labai trumpalaikės, 2-3 metams, tam, kad būtų galima atstatyti prarastus resursus ir vėl iš naujo kariauti. Kantas tai pamini, jis mato šitą problemą, kad pavadinimas amžinoji taika yra populiarus, tačiau jos yra iš tikrųjų realiai tai trumpalaikės. Ir yra filosofų, kurie pas mus Lietuvoje mano, kad Kanto amžinosios taikos ir nereiktų traktuoti kaip amžinosios, o kaip laikinosios. Kad Kantas buvo realistiškas, jisai puikiai suprato savo laikmečio situaciją, matė Prūsijos, Prancūzijos karo pabaigą ir labai apsidžiaugė ir po to jisai puolė rašyti šitą amžinosios taikos traktatą. Aš tam nepritarčiau šitokiam požiūriui dėl to, kad pagal mane būtent dėl to, kad Kantas nuolatos matydavo, kaip manipuliuojama amžinosios taikos sąvoka, o iš tikrųjų būdavo tik trumpalaikės taikos, tai jo ir buvo ta filosofinė mintis, kad civilizacinė pažanga su visu moraliniu žmonijos ištobulėjimu ir būtų amžinoji taika, amžinai, nenutrūkstamai besitęsianti. Čia yra tikslas. Nes jis matė, kad ir taip įvyksta tos trumpalaikės, tai jų ir nereikia, apie jas ir nereikia kalbėti, nes čia yra politinis lygmuo, ne politinės filosofijos. Tai ir taip aišku, kad tos trumpalaikės įvyksta. Be to, jis tai aiškiai suformuluoja savo traktate amžinų, lietuviškai išversta į amžinąją taiką. Tai ten jis tai rašo, kad ne apie tai mes kalbam, tai atidžiau pasižiūrėjus į tekstą, man atrodo, galima tikrai šitą mano poziciją patvirtinti. Tai taikos būklė Kanto požiūriu turi būti įsteigta ir ji yra priešinga gamtiniai būkliai. Tai čia matome, kad Kantas neatsiriboja nuo visuomeninės sutarties, nuo to social contract. Ten, tarkime, Tomas Hobbesas yra Leviatane daug kalbėjęs apie tai, kad būklė gamtinė yra pavojinga, nes žmogus vilkas yra. Vienas
kitam esame pavojingi dėl įvairių žmogiškų savybių, kaip pavydas, kaip gebėjimas susiorganizuoti silpnesniems prieš stipresnį, nes gamtinėje būklėje neegzistuoja teisingumas, nėra institucijų, kurios apgintų nuosavybę, nuosavybė neįteisinta, taigi ergo nėra ir teisingumo, būtina pereiti į politinę būklę. Tačiau toji politinė būklė Hobbesui yra nenatūrali, bet būtina. Labai priešinga Aristotelio pozicijai, kuriam yra politinė būklė visiškai natūrali, nes žmogus yra politinis gyvūnas. Tai Kantas supranta, kad taip, mes turim pereiti iš gamtinės būklės, čia būtina sąlyga, bet jis kelia klausimą, ir kas iš to? To neužtenka, todėl kad yra kitos valstybės ir ta kita valstybė nori kariauti su tavimi. Ir trumpalaikės taikos sutartis neįsprendžia problemos. Todėl būtina pagal Kantą, reiškia, tarptautinę teisę įsteigti, kuri užtikrintų taikų suverenių valstybių sambūvį vienoje federacijoje. Ir čia iš lietuviško vertimo 96 metais išleistos Kanto politinio traktato, Aidai išleido su Alvydo Jokubaičio įžanginiu žodžiu. Ten 125 puslapyje rašo: tarptautinė teisė turi būti pagrįsta laisvų valstybių federacija. Tai čia svarbu tai, kad kalbama apie tautų sąjungą arba apie valstybių federaciją, o ne apie vieną tautų valstybę. Ir Kantas argumentuoja taip: tai būtų tautų sąjunga, tačiau ji neturi būti tautų viena valstybė. Kitaip atsirastų prieštaravimas, juk kiekvienoje valstybėje egzistuoja santykis tarp viršesnio ir paklūstančio. Bet daugelis tautų vienoje valstybėje sudarytų tik vieną tautą, o tai prieštarauja sąlygai, kadangi čia svarstomi teisė tarp įvairių tautų, tik jeigu jos sudaro daug įvairių valstybių ir neturi susilieti į vieną. Manydamas, kad pasaulio eiga yra tikslinga, Kantas teigia ir objektyvų galutinių žmonių giminės tikslą. Šis tikslas susijęs su moraliniu tikslu, kurį mums tiesiogiai nurodo protas. Man atrodo, kad protas iš tikrųjų nurodo, kad taika geriau negu karas. Bet dabar, kai matome, kokią politinę propagandą vykdo Rusija šiandien, skatindama nuolatinio karo būklę, tai kyla klausimas, kad tas protas gali būti ir atsigręžiantis pats prieš savo logiką ir į savinaiką gali būti linkęs, kad žmogaus protas pasirodo gali būti visoks, žiūrint pas ką tas protas yra. Kuomet pas diktatorių jam gali protas nurodyti kitokius moralinius, tai yra amoralinius tikslus. Bet ar tikrai Kantas moralę vienareikšmiškai iškelia prieš politiką? Nes mes esam dažnai įpratę, kad taip matyt Kantą, kad jam politika žemiau moralės. Šioje vietoje būtina priminti, kad politinėme traktate į amžinąją taiką sureikšminama ne moralė, o būtent teisė. Kantui jau nebepakanka kategorinio imperatyvo, neužtenka pasakyti vadovaukitės tik tokia taisykle, kurią galėtumėte norėti paversti visuotiniu įstatymu. Taip pat nebepakanka įsakmiai paliepti: elkitės taip, kad žmonės būtų traktuojami kaip tikslai patys savo, o ne tik kaip priemonės. Dabar įtraukiama viešoji teisė, valstybinė,
tarptautinė ir pasaulinė pilietinė. Tad kategorinis imperatyvas, o kartu ir pati moralė šiek tiek nuradikalinama, matyt turi funkcionuoti kartu su teise. Kaip pasakytų Arendt, tai gali įvykti tik viešumoje piliečių bendruomenėje. Atsižvelgiant į tai, kad teisė įgyvendinama politinėje būklėje, teisinės normas turi saugoti politinės institucijos, kad padėtų pasiekti ne tik moralinį, bet ir politinį tikslą gyventi taikiai. Tad kyla abejonių ir dėl to, ar moralė vienareikšmiškai viršesnė už politiką. Anot Hanos Arendt, vėlyvajame savo gyvenimo etape Kantas suprato, kad kalbant apie politinį tvarios valstybės organizavimą, moralinė filosofija net nepadės. Aš maloniai nustebau netyčia, aptikęs publikuotus Hanos Arendt konspektus. Konspektai buvo iš jos paskaitų ciklo apie Kanto politinę filosofiją. Tai pasirodo, po jos mirties buvo tie konspektai surinkti ir jie prieinami laisvai internete ir galima ten paskaityti ir visiškai atsitiktinai aš juos aptikau ir to dėka aš galiu tokia Hanos Arendt įžvalga ir pasidalinti, kad vėlyvajame gyvenimo etape Kantas jau suprato, kad tvari valstybė turi turėti teisinį pagrindą ir moralinė filosofija nepadės. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu Jūratė Baranova, tarkim, bet ne tik ji, čia daug kas matė Kanto visą etiką ir jo kategorinį imperatyvą kaip monologinį individo prote, kuriame tu turi suvokti pareigą elgtis moraliai, tai kad protas padiktuoja viską, tai kad Kanto etikoje niekada nesutiksi kito, to leviniškojo kito. Tai dabar mes traktate į amžinąją taiką matom labai dialoginį Kantą, nes jis išeina dar ir į pasaulinės pilietybės teisę. Norėčiau čia pacituoti, ką jis rašo apie pasaulinės pilietybės teisę. Pasaulinės pilietybės teisė turi būti susieta su visuotinio svetingumo sąlygomis. Reiškia, kaip ir jau išdėstytose straipsniuose, čia kalbama ne apie filantropiją, čia aš cituoju Kantą, bet apie teisę ir svetingumas reiškia svetimšalio teisę nesulaukti priešiškų veiksmų iš asmenų, į kurių teritoriją jis atvyko. Jie gali jį išvaryti, jeigu tai nebūtų jo žūties priežastis, tačiau kol svetimšalis laikosi taikiai, jie neturi rodyti jam priešiškumo. Teisė, į kurią gali apeliuoti svetimšalis, nėra svečio teisė, o apsilankymo teisė, kuri yra pagrįsta žemės paviršiaus bendros nuosavybės teisė. Čia labai įdomus dalykas. Kantas išeina į visos žemės planetos bendrosios nuosavybės klausimą ir kad mes su svečio teisė turime gerbti kitų tautų papročius. Ir kad lankantis bet kuriame pasaulio krašte, mes turime gerbti kitus. Ir čia dabar Kantas atranda tą kitą, jeigu norime sakyti levinišką į kitą. Jis dabar labai dialogiškas ir netgi globalus. Tai labai toks visai kitoks įvaizdis šio filosofo atsiranda. Ir filosofai svarbu, kad plėtojant tą globalią komunikaciją, prekybos veiklą, laivybą, būtų išsaugomas kitos tautos orumas, gerbiamas vietinių tradicijos.
nors aš ir nematyčiau labai aiškios kolonializmo kritikos, tokių formuluočių kaip ir nėra, kad pats kolonializmas iš principo yra blogas, bet vis dėlto traktate Įamžina taiką, kuomet kalbama apie svetingumo principus ir kitos tautos tradicijų pagarbą, tai matyti, kad Kantas vienaip ar kitaip kolonializmui nubrėžia tam tikrus moralinius standartus. Ir yra vieta, kur vis dėlto jisai kritikuoja netinkamą elgesį, čia labai lengva numanyti, kad čia taikoma turbūt angloms. Ir tai būtų turbūt vis dėlto gal ir priskirtina prie kolonializmo kritikos. Štai būtų citata. Prievarta civilizuotoms valstybėms neatnešė jokios naudos, kad visos tos prekybinės draugijos atsidūrė ant pražūties ribos, kad cukraus salos, žiauriausios ir rafinuočiausios vergijos vieta neduoda jokios tikros naudos, o tik netiesioginę ir beje nelabai pagirtinam tikslui, būtent teikia jūrininkus karo laivynams ir drauge taip pat tarnauja karams Europoje. Ir taip elgiasi valstybės, kurios taip aukština dievo baimingumą ir darydamos tiek neteisybių, nori būti laikomos išrinktosiomis kaip didžiausios tikratikės. Kadangi žemės tautų santykiai taip išsiplėtė, kad teisės pažeidimas vienoje pasaulio dalyje yra jaučiamas visose, tai pasaulinės pilietinės teisės idėja nėra fantastinis ir perdėtas teisės įsivaizdavimas, bet būtinas nerašyto valstybinės ir tarptautinės teisės kodekso priedėlis prie viešosios žmonijos teisės apskritai ir dėl to prie amžinosios taikos. Tik tada galėsime tikėtis nepaliaujamai žengę prie jos. Na ir dabar grįžtant prie Hanos Arendt, prie jos paskaitų ciklo apie Kantą, jie atskyrė jo moralinę filosofiją nuo politinės filosofijos vėlyvajame amžiuje, pabrėždama, kad Kantas buvo labai paveiktas Amerikos, bet ypač Prancūzijos revoliucijos. O aš dar nuo savęs pridėčiau, kad jis labai buvo paveiktas ir pasibaigusio karo tarp Prūsijos ir Prancūzijos. Pamiršau, kiek ten metais truko, bet jis labai ilgai truko. Ir ar tik ne tais pačiais metais 1795 ir parašė šitą traktatą Įamžinąją taiką po taikos derybų Bazelyje tarp prancūzų ir prūsų. Ir dabar čia citata būtų iš Hanos Arendt, šito paskaitų ciklo. Ji rašo taip: stebina tai, kad Kantas suprato, jog jo moralės filosofija čia nepadės. Tad jis susilaikė nuo moralizavimo, suvokė, jog problemiškas klausimas, kaip priversti žmogų būti geru piliečiu, net jeigu jis nėra geras asmuo. Filosofas pripažino, kad nereikia laukti geros konstitucijos iš moralės, greičiau atvirkščiai. Geros moralinės sąlygos žmonėms kyla iš geros konstitucijos. Skaitydami Arendt paskaitų ciklą apie Kanto politinę filosofiją mes išvystame visai kitokį Kantą. Dabar mes jo nebematome įprastai, kaip kategorinio imperatyvo šalininko, veikiančio monologiškai izoliuotame prote. Mes pamatome šį filosofą mąstant globaliai apie tarptautinę teisę. Juk, kaip minėta, Kantas ją ir pasitelkė veikiausiai todėl, kad nebematė galimybių pasiekti amžinosios taikos realioje politikoje, vadovaujantis vien tik kategoriniu imperatyvu. Na ir pabaigai tada reziumuojant, šiame pranešime išryškėjo Kanto amžinosios taikos koncepcijos globalumas, paremtas tarptautinė teisė. Kantas čia nesiejamas kaip įprasta su rigoristiniu kategoriniu imperatyvu, kylančiu iš individualaus proto.
matant Kantą vien tik jo moralės filosofijos plotmėje, nekreipiant dėmesio į jo politinę filosofiją, šis Prūsijos filosofas gali išties atrodyti kaip nesuderinamas su Hannah Arendt. Bet, kaip jau minėta, pati Arendt pabrėžė, kad Kantas vėlesnėme savo gyvenimo etape atsigręžė į politinę filosofiją, paveiktas Prancūzijos revoliucijos ir Prancūzijos ir Prūsijos taikos sutarties. Mąstytojas siekia žmonijos tobulėjimo, valstybėms teisiškai sureguliuojant taikų sambūvį tarpusavį, judant amžinosios taikos tikslo link. Na ir Kantas sukūrė savo amžinosios taikos koncepciją 18 amžiuje, matydamas ekonominę bei švietėjišką Prūsijos pažangą, kuriai priklausė karaliaučius, matė Prūsijos 18 amžiaus lyderystę Europoje, matė Prūsijos monarcho Friedricho didžiojo švietimo reformas. Į tas švietimo reformas įėjo privalomas išsilavinimas ir mokyklų steigimas regionuose, taip pat universitetų rėmimas. Ir matyt, visą tai formavo ir Kanto švietėjiškas idėjas. Viena iš tų švietėjiškų idėjų tapo amžinosios taikos koncepcija su tarptautinė teise. Tai toks būtų pranešimas.